Žinoma, yra būdų. Yra būdų, kurie padeda susitvarkyti su ta rudens depresija. Pats pagrindinis būdas tai yra skatinti vadinamą hormoną serotoniną. Kadangi serotoninas yra tas hormonas, kuris aktyvizuojasi šviesoje. O būtent serotoninas yra atsakingas už gerą nuotaiką. Kada žmogui trūksta šviesos, serotoninas pavirsta melatoninu. Tai kitas hormonas, kuris kaip tik ir sąlygoja mieguistumą. Todėl, jeigu mes imam hormonalinę šitą sistemą, todėl vienas pagrindinių būdų didinti šviesą aplinkui. Tai reiškia, kad darbo vietoj stengtis jungti kuo daugiau šviesos. Namie gal įsijungti papildomą lemputę. Kad būtų kuo dažniau šviesos, nebūtinai saulės šviesos. Tai gali būti ir dirbtinė šviesa, tai yra apšvietimas. Iš vienos pusės, iš kitos pusės ruduo, ypač ankstyvas ruduo, tikrai turi daug saulėtų gerų dienų. O kadangi tai jau tampa deficitas rudenį, tai labai pasistengti maksimaliai išnaudoti kiekvieną šviesos dieną. Nesėdėti namie, jeigu yra saulė, o išeiti pasivaikščioti ir pabūti šviesoje. Psichologai rekomenduoja, ypač rudenį, pajautus pradinės depresijos, pradinės apraiškas, pasistengti sutvarkyti savo ritmą taip, kad visgi keltis anksčiau. Jeigu žmogus mėgsta ilgiau pamiegoti, tai rudenį psichologai prašo pakeisti truputį jo dienotvarkę ir pasistengti keltis anksčiau tam, kad pagauti tos šviesos. Ryte kuo daugiau. Ir gultis jau miegoti truputį anksčiau neįprasta, tam, kad būtų lengviau atsikelti ryte, nes labai didžiulę reikšmę turi šviesa. Tai yra pagrindinis vaistas.